tada prie ežero beškai, tu bučiavai mane. Vykstančių šiomis dienomis Kamarose atėjote į šventąsias mišias. Tai nėra tik tai viena eilutė programoje, bet tai turbūt yra pati svarbiausia šventės dalis, kada mes norime Dievui dėkoti. Ir dėkoti už visą tai, ką Jis mums nuolat teikia. Švenčiame rožinio švenčiausiosios mergelės Marijos šventę. Tai yra ta šventė, turbūt pati iškilmingiausia spalio mėnesį. Ir mes prašome Jūsų globos ir užtarimo. Prieš šventąsias mišias mūsų bendruomenė meldėsi už miestelį, už parapiją rožinio maldą. Taipogi per šias šventąsias mišias vyksta vienas iš Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio koncertų. Mes girdėsime sakralius kūrinius, kurie bus grojami arba giedami šventųjų mišių metu. Tokią dieną ir tokią progą labai norisi dėkoti ir prašyti Dievo palaimos visiems geradariams, suprantantiems, kad parapijos bendruomenė yra visų mūsų namai. Jūs esančius šioje bažnyčioje, noriu paklausti, o ar čia yra tik parapijiečiai, ar čia yra ir svečiai? Tai dabar labai noriu, kad pakeltumėte rankas visi tie, kurie esate iš kitur, iš šio krašto, tai jau išvykę. O, kaip čia mes turime svečių, mes labai džiaugiamės. Esame čia, šventosiuose mišiuose. Ir tai yra toks momentas, kada mes ne tik pamatome brangūs žmonės, tie, kurie susirinko galbūt klausytis tik tai muzikos giesmių, bet taipogi susirinko Dievui dėkoti, prašyti, melstis už bendruomenės. Bet koks atėjimas į šventovę, į bažnyčią jau yra labai daug. Tai žmogus ateina tam, kad jo siela atsigautų. Išklausyti neįmanoma mišių, juose reikia būti, dalyvauti, bet visą savo esybę, visų savo protų, sielą, visom jėgom, kaip yra didžiajame įsakyme pasakyta. Ir lygiai taip pat būkite aktyvūs ten, kur jūs esate, toje aplinkoje. Nes šiandien mes šokmokame, dainuoti irgi kartais padainuojame. Mėgstame labai galius ir nukrautus stalus. Mes mėgstam daug triukšmo ir paskui kažkaip taip po to nesijaučiam labai jau gerai. Nes, triukšmas yra triukšmas. Žmogus nieko neišmoksta. Jisai sako, aš visą galiu tame, kuris mane stiprina. Ar mes galime pasakyti iš tiesų, kad ne kažkokie tai, greitai praeinantis dalykai, mažmožiai, kažkokie tai blizgučiai suteikia prasmę, bet ar aš galiu iš tiesų pasakyti taip, aš galiu visą tame, tai yra viešpatie, kuris mane stiprina. Ar aš iš tiesų jaučiu jo globą, jo paramą, jo lydėjimą, ar tik tada jis yra, kai man kažkas nutinka. Ateinančią savaitę šventosios mišios įprastų laikų. Kiekvieną dieną parapijos bendruomenė meldžiasi rožinio maldą prieš šventąsias mišias skirtingomis intencijomis, kad iš tiesų tikėjimas mūsų širdyse gimtų ir duotų labai daug vilties ir prasmės gyventi. Noriu dėkoti Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio
direktoriais Lukošiūnienei, kuri šiandien brolio vargonais, ir jos vaikams, tai yra Zelmai Lukošiūnaitei, kuri giedojo, ir Adomui Lukošiūnui, kuris grojo saksofonu. Jie dar keletą kūrinių pagros arba pagiedos po šventųjų mišių. Žmonėms, kurie labai skubiai padarė viską, kad mes turėtume bažnyčioje elektrą, nes galėjo vykti taip, kad šis savaitgalis būtų žvakių šviesoj ir tyloj. Tai labai didelė padėka yra Raimondui Jurijui, seniūnijos darbininkams, kurie darė viską, kad iš tiesų turėtume tą, ką dabar turime. Labai noriu dėkoti Vilimai Laimai, kurios iš tiesų yra tokios pagrindinės koordinatorės visų švenčių ir kad jos būtų gražios ir kad viskas sklandžiai vyktų. Ir visiems, kurie iš tiesų dovanojate gėles per visą šį sezoną, vasaros, rudens ir rūpinatės iš tiesų, kad būtų sugrėbti lapai ir taip toliau. Na, kaip ir sakiau, kiekvieno žmogaus indėlis, pradedant paprastų darbų ir baigiant nepaprastą maldą, yra labai svarbus. Злату і русичку тікру рублю їр. Ir amerikoniškų dolerį vieną. Kad reikia ką suvartoji susimokėti. Nu, čia toks kaip nei tai prašom, nei tai ką bet jeigu žmogus jau taip pasiūlo, tai mes labai jau taip jau su šypsenu sutinkam. Už didelę pagalbą dideliuose darbuose. Krašto tvarkynę, krašto kultūros tyrinėjimus, išlaiko Duokiškyje visą istoriją pas save. Ir mes, kada norim sužinoti apie Duokiškę nors, visada kreipiamės pas ją. Stebuklingas, nuostabus žmogus, džiaugiamės turėti tarpę. Už nuoširdų darbą auklėjant jaunąją kartą. Mokyklos prezidentai ir augindama 10-12 vaikų auklėdama, jie sugeba iš jų išgauti viską. Jis sako, jeigu negabus, galima siųsti į kalvius, padarys profesorių. Šventinis apdovanojimas kaip ženkliukas, jis bus įteikiamas kiekvieni metai už vis kitus nuopelnus, už vis kitus darbus ir jų sąrašas tęsis nuo pirmojo iki begalybės matyti, kol mes gyvensim ir švęsim iš ties šventės. Mielas seniūnė, Kamajų bendruomenė vieningai nusprendė apdovanoti jūs šiuo medaliu, padėkoti už idėjas, už jų įgyvendinimą, už pagalbą eiliniam kaimo žmogui visur visada. Ačiū Jums. Čia jau iškvietė Šposą bendruomenė. Vis tiek labai malonu, ačiū, kad patekau į tą tarpą, bet netikėtų man. Matydami į aikštę, matėm vakar, matėm šiandien, norėdami šitą ordiną teikti būtent Aldonai Minkevičienei už Kamajų Respublikos garsinimą. Gerbimą Aldoną kviečiame. Pas ponų labai žaizdras jau mandras, naujoviškas. Ką daryti? Kai Europos Sąjungos standartas. Jonai, viskas gerai. Kaip? Tai kam dumplės? Kad dar bus pakanti. Kamplas bulbamkės. Tėvas akis, tikrąją šypsą.
įsimylėsiu, nieko dėl tavęs negailėsiu, vien eilėraščius rašysiu, nieko nematysiu. Vien eilėraščius rašysiu, nieko nematysiu. Ir? Gerai, viskas bus su daina Šalia kelio karčiama. Nežinau, dėkitės, kaip man dabar kur. Ruošia centrą į kryptį. Fiesta norit naminė? Degustacija kas čia vyksta? Vyksta. Čia jau namo, rašymas vyksta. Kalvelio barbars, tėvelis barbars, tėvelis barbars, mačiutė neau, štas ir vėliai barserbars, tėvelis barserbars, tėvelis barserbars, mačiutė neau. Naktis, svaigur kelią, prie jūros manelės, trumpas suknelės, benie. Ko esu netekęs, kelią gražią mirtį, ir kai ką nugelbės.